Pavojaus signalas. Jei jo sulaukia bet kada ir žaibiškų greičių skrieja į pagalbą. Veiksmai tikslus it laikrodžiai, nes kiekviena sekundė brangi. Dabar nuo jų priklauso žmonių gyvybės. Tokia ugniagesių gelbėtojų kasdienybė. Bet ar galėjote pagalvoti, kad dar visai neseniai šios itin reikalingos profesijos atstovai neturėjo tinkamų sąlygų pasirengti fiziškai bei perprasti visas profesinės subtilybes? Tačiau situacija ženkliai pagerėjo. Duris atvėrė vienintelis tokio pobūdžio Lietuvoje ugniagesių gelbėtojų specialaus fizinio profesinio parengimo kompleksas, kuriame nuo šiol bus užtikrintas tinkamas ugniagesių gelbėtojų pasiruošimas. Visas šis kompleksas pastatytas investavus ES struktūrinių fondų lėšas. Ypač svarbu paminėti, kad nuo šiol ugniagesių gelbėtojų mokykloje profesinį išsilavinimą gali gauti ne tik ugniagesiai gelbėtojai, bet ir aukštalipiai bei narai. Tad kviečiame į įdomią ekskursiją, kurią pradėsime nuo ypatingos patalpos. Mes dabar esame specialioje patalpoje, kur yra skirta ugniagesių gelbėtojų rengimui, taip pat aukštalipių gelbėtojų rengimui. Ji ypatinga tuo, kad jinai vienintelė tokia Lietuvoje yra jie sudaryti specialūs maketai, kurie reikalingi šitiems specialistam parengti. 4 aukštų pastato imitacija. Mes galime atidirbti daug įvairiausių fragmentų, kurie reikalingi paprastiems ugniagesiams gelbėtojams, bet kuriame jų kasdienėme darbe. Ištraukiamas kopėčios panaudojimas, kablinės kopėčios panaudojimas, įvairūs užsiėmimai su virvėmis, taip pat savigalba, nes ugniagesiui reikia mokėti būtinai šitos dalykus. Didžiąją dalį išmoko viso, ko tau tikrai gyvenime prireiks. Pirmųjų tų įgūdžių tiesioginiam gaisro vietoje, visa įranga susipažinimas, kaip ką daryti, kaip toj situacijoje elgtis, kaip kitoj situacijoje elgtis. Ši patalpa itin reikalinga specialistų ruošimui būtent žiemos sezonu. Ugniagesiai gelbėtojai nepriklausomai nuo oro turi galimybę tobulintis net ir šaltuoju periodu. Mat patalpa uždara po stogu, tad sąlygos mokymuisi visuomet palankios. Taip pat šitoje patalpoje yra dar vienas labai įdomus maketas, kuris susideda iš įvairių elementų. Tai yra bokštinio krano, tilto, įvairių sakykime, vėdinimo sistemų, įvairiausių šachtų sistemų, toks labirintas, 3 metrų šulinys. Tai šiuo maketu gali pasinaudoti pagrindė aukštalipiai gelbėtojai ir mes jau čia naudojam specialią įrangą, kuri yra be abejo sertifikuota ir tie užsiėmimai be abejo yra labai sudėtingi ir be abejo įdomus. Jūs dabar kaip tik stebite situaciją, į kurią nekartą yra patekę bokštinio krano vairuotojai. Kai dėl stipraus vėjo kranas tampa nebevaldomas, vairuotojas susižeidžia ir tik aukštalipiai gelbėtojai gali padėti šiam žmogui laimingai pasiekti žemę. Yra sezonas, yra žiema. Ant lauko irgi savaime aiškiai ir nemalonu. Irgi slidu, viskas pavojinga. Čia žymiai yra gerai ir daugiau visokių užduočių, tai prasme, bokštas yra, čia aukštalipiai gali laipioti, baseinas, sporto salė, daug daugiau yra galimybių mokytis ir tobulėti. Per metus būtent šiame naujai įrengtame ugniagesių gelbėtojų specialaus fizinio profesinio parengimo komplekse būsimai profesijai ruošiasi 70 ugniagesių gelbėtojų, tik baigusių vidurinės mokyklas. Tačiau yra ir tokių, kurie šią profesiją pasirenka ir po ilgų gyvenimo kelio paieškų. Atsibodo būti statybininku, noriu padėti žmonėms, padaryti gerų darbų, kad jaučiausi pilnavertis kažkoks gyvenime, kažką gero padarė. Yra dar kita ugniagesių gelbėtojų parengimo programa, įvadinio mokymo arba kvalifikacijos kėlimo programa, pagal kurią gali mokytis su aukštuoju išsilavinimu kursantai. Ir ta programa yra šiek tiek trumpesnė, ten yra tik tai bazinis parengimas. Ji trunka 2 mėnesius ir pagal ją dar mes parengiam per metus maždaug tiek pat. Kursanto Mariaus svajonė tapti profesionaliu naru. Pakankamai ilgai po vandeniu išbūnu, gerai plaukiu, vertinu save gerai, kaip ta prasme galėčiau tikrai naru būti tikiu geru. Šiandien jo laukia ypatingas išbandymas baro kamera. Kam jis skirta, netrukus sužinosite. Baro kamera reikalinga patikrinti būsimus narus, jų ausų baro funkciją, narų treniruotėms atlikti, bei atlikti paviršinį dekompresiją. Jeigu, tarkim, kažkokia bėda atsitiko su narui po vandeniu, tai galima tiesiog baro kamerą jam atlikti kažkokį tai gydymą pagal jo sveikatos sutrikimus.
sukels savo slėgį kažkiek ir žies, kas pirmas nukris. O pirmas sykį visi trys čia būsite? Pirma. Na ką, linkim sėkmės ir tada žiūrėsim, kaip jums seksis. Ačiū labai. Pasirodo, kad šis prietaisas vienintelis būdas įsitikinti, ar iš tikrųjų kursantas gali tapti naru. Yra centrinė medicinos ekspertizės komisija, kuri patikrina pareigūnus prieš jų darbo pradžią, prieš ateimą pas mus mokytis, bet jie negali patikrinti ausų baro funkcijos. Tai tą ausų baro funkcijos testą mes ir atliekam baro kamerai. Tada jau tikrai galim žinoti, ar jis gali būti naru ar negali. Sukeliamas slėgis, žmogus esantis viduje tiesiog nuo tam tikro slėgio jaučia ausų užgulimą. Ir jeigu jam neišeina išlyginti ausies viduje esančio slėgio, iki tam tikro normalaus, kad vėl jis girdėtų taip, kaip mes dabar su jumis girdim, tai jis jau kaip ir narų negali būti. Kursantai, ypač būsimi narai ir jų mokytojai, itin džiaugiasi galėdami treniruoti specialiame po stogu įrengtame baseine, kurio pagrindinis ypatumas – net 6 metrai gylio. Taip sudaromos visos sąlygos įgūdžiams tobulinti, neiškeliant kojos iš mokymo komplekso. Anksčiau narai Vilniuje tokios galimybės neturėjo. Važiuodavo treniruotis ne tik Klaipėda. Pasakykit, pavyzdžiui, jeigu nebūtų šitokio centro, kuris dabar yra, kaip jūs manot, naram būtų sudėtingiau pasiruošti? Žinoma, sudėtingiau. Nes čia sudarytos kaip ir visos sąlygos. Gali atlikti visus mokymus prieš atvirus vandenis baseine ir žymiai lengviau paskui būna treniruotis atviruose vandenyse. Psichologiškai lengviau žymiai. Ko gero sutiksite, kad fizinis pasirengimas ugniagesiams gelbėtojams taip pat labai svarbus. Naujajame specialaus fizinio profesinio parengimo komplekse įrengta universali sporto salė, kurioje galima žaisti krepšinį. Ji lengvai transformuojasi į futbolo aikštę, čia taip pat vyksta ir fizinio lavinimo pamokos. Kursantai pamėgė ir treniruoklių salę, kurioje lankosi ne tik pamokų metu. Fizinis pasirengimas apskritai, ar svarbus gelbėtojui? Tai, manau, yra labai svarbu, nes reikia turėti daug ištvermės, jėgos ir, sakyti, turėti gerą fizinį pasiruošimą. Apie tokį specialaus fizinio profesinio parengimo kompleksą ugniagesiai gelbėtojai svajojo jau seniai. Ir tik investavus ES struktūrinių fondų lėšas, svajonė tapo realybė. Dabar ugniagesiai gelbėtojai turi visas sąlygas tinkamai pasiruošti savo pašaukimui. Jų fizinis ir profesinis pasirengimas bus aukščiausio lygio. Vadinasi, investicijos tiesiogiai pasitarnavo kiekvienam mūsų. Ištikus nelaimiai galime būti ramesni, žinodami, kad pagalba mums bus suteikta greitai ir profesionaliai. Lietuva keičiasi. Tuo šiandien įsitikinome patys.